Mūsų interneto portale pinigų-karta.lt vykstančio 1000 litų investicijų eksperimento analitikas Saulius Nalivaika išreiškė labai aštrią ir kritišką nuomonę apie Lietuvoje veikiančių investicinių fondų valdytojus. Jo teigimu, slėpdami savo nesugebėjimą pelningai dirbti, valdytojai tyliai didina mokesčius, keičia fondų pavadinimus ir sėkme, už kurią reikia mokėti pinigus, kartais laiko visai nesėkmingus procesus. Saulius pataria būti akylais ir aklai nepasitikėti save vadinančiais profesionalais. Ką aš galiu pasakyti? Fondų valdytojams tai nepatiko. Labai nepatiko. Na, o ką galime padaryti mes? Išklausyti abi pusės, pateikti ekspertų patarimus ir palikti išvadas jums patiems. Gero žiūrėjimo. Praėjusį mėnesį pinigų kartos rubrika 1000 litų atšventė 1 metų gimtadienį. Galime krykštauti kaip vaikai. Pirmosios 3 pernykštės investicijos atsipirko. Virtualų pelną atnešė auksas, terminuotas indėlis ir investicija į Finastos ateities fondą. Tiesa, šiek tiek nustebome. Pastarasis dabar vadinasi kitaip – Lanksčiosios strategijos fondu. Pernai rubrika investavo 1000 litų į ateities fondą ir, tarkim, investavo ir pamiršo tą 1000 litų. Kaip daugelis mėgsta padaryti smulkių investuotojų, nes 1000 litų nėra daug. Ir jeigu metam pamiršot, tai praėjus metam ir išvykot į užsienį, nieko nežinojot, nesiekėt informacijos ir praėjus metams pasižiūri, kad tavo fondo vienetai konvertuoti į kito fondo vienetus. Ir automatiškai iškyla klausimas, kas čia įvyko, kodėl taip atsitiko ir kam to reikia. Mes turėjome pakankamai daug fondų ir iš tikrųjų tų fondų tapo mažiau, mes juos konsolidavome, tie fondai pasiekė tam tikro masto ekonomiją, tai reiškia efektyviai mažesnius mokesčius mūsų klientams. Tai yra vienas momentas. Antras momentas yra tas, kad iš tikrųjų mes pakeitėme mokesčius, kurios taiko valdymo įmonė tiems fondams. Tai tas pakeitimas, jis mano galva yra labai geras klientams, kadangi mes pakeitėme patį skaičiavimo principą iš trumpalaikio į ilgalaikį. Tai yra, jeigu kalbėt paprastai, mes atsisėdome į vieną valtį su klientome, kas, manau, yra labai geras ilgalaikio bendradarbiavimo pagrindas. Ir trečias momentas, kad mes visus tos pakeitimus realizavome naujo formoje. Tai yra, padarome tai po skėtinių fondų, kas leidžia arba, sakykime, taip teikia didesnius lankstumo, mokestinius ir kitus privalumus klientui. Investicijų pasaulyje naujovės labai dažnai asocijuojasi su atsiradusiomis galimybėmis užsidirbti. Vis dėlto pirmiausia, investuotojai privalo atlikti namų darbus, patikrinti strategijos pokyčius ir atkreipti ypatingą dėmesį į visus mokesčius. Būtent įvairiausios mokestinės prievolės yra vienas svarbiausių dalykų darančių tiesioginę įtaką investicijų grąžai. Tada, kai pasižiūri į pokyčius, mokesčių pokyčius, krinta į akis tai, kad jeigu tavo ateities fondo mokesčiai buvo 0,5%, tai dabar, kai viskas įvyko, prakonvertavo, sakykime taip, tuos vienetus, naujojo fondo valdymo mokestis yra 2%. Vadinasi, išaugo fondo valdymo mokestis. Bet pasikeitė sėkmės mokestis. Ir ar tai naudinga investuotojui ar ne, vėlgi parodys ateitis, nes tai įvyko pokyčiai, ko nebuvo pastarosius 7 metus. Dažniausiai skaičiuojama yra high watermark principu, kad reiškia, kad kol fondas nepakyla aukščiau buvusio piko, tol naujas sėkmės mokestis nėra skaičiuojamas. Deja, Lietuvoje teko tokių praktikų matyti, kad po metų tas nunulinama ir iš tikrųjų, jeigu fondas, tarkim, prieš metus buvo kažkokiam dideliam pike ir po metų jis dar nėra pakilęs, bet metai užsidarė, nauji metai ir vėl išnaujimamas sėkmės mokestis. Dabar, kiek teko žiūrėti, lygtais tokios praktikos jau nebėra. Sėkmės mokesčio paskutinės geriausios praktikos tendencijos yra tokios, kad valdymo mokestis turi būti, taip vadinamas, su aukščiausias arba maksimalios waterlinijos principas. Kas tai yra? Tai yra, kad kai vienais metais fondo sakykime, vertė pakyla iki 1000, yra paimamas valdymo mokestis, tačiau sekančiais metais, sakykime, tas fondas nukrenta iki 500. Valdymo mokestis, sėkmės mokestis, atsiprašau, nėra įmamas, nes vertė sumažėjo. Tačiau jeigu trečiais metais fondas pakyla iki 800, anksčiau būdavo traktuojama, kad valdytojas jau vėl gali tarsi paimti mokestį. Šiuo atveju, jeigu yra tas vadinamas maksimalios waterlinijos principas, tai valdytojas galės antrą kartą imti mokestį tik tada, kada jis viršys tą 1000 kartelę.
pastebėta yra tokia įdomi tendencija, kad kuo didesni mokesčiai, kas labai yra paradoksalu, kuo didesni mokesčiai, tuo dažniausiai fondas uždirba mažiau. Na, logiška yra tame, kad tai yra įskaičiuojama į vieneto kainą, bet turėtų būti taip, kad kuo mes mokam daugiau, atrodo, tuo daugiau ir turėtume uždirbti. Deja, tyrimai rodo priešingai. Fondai, kurie kainuoja pigiau arba ima mažesnius valdymo mokesčius, įėjimo mokesčius, dažniausiai investuotojai būna patraukliausia investicija. Finansų rinkose pastarieji 5 metai buvo audringi. 2008 ir 2009 metais pasaulis išgyveno akcijų rinkų griūtį, o daugelis investuotojų patyrė didelius nuostolius. Lietuvoje išpirkimas buvo sustabdytas tik tai ne Lietuvoje platintiems fondams, tai yra užsieniečių valdytiems fondams. Lietuvių valdyti fondai likvidumo problemų nebuvo patyrę jokių. Aišku, buvo kritusios žiauriai kainos tų fondų ir sakykim, žmogaus tai negodžia, ar sustabdyta, ar jo investicija nuvertėjo ten 70%. Bet dabartinė situacija yra tokia, kad rytų regionas, sakykim, tos investicijos didžiąją dalim, jeigu strategija, sakykim, valdymo ta strategija buvo pasirinkta teisingai, tos vertės yra atsistačiusios į prieškrizinius lygius. Problemų neišvengia ir profesionalai. Investuotojams iškyla dar vienas klausimas, kas atsitiko čia įmonėje, nes, tarkim, daugelis įkurtų fondų prieš 6 metus, jeigu investavote 2005 metais, kai tik atsirado fondai, iš tikrųjų atnešė nuostolį ir tie fondai pasikeitė dabar, bet galutiniam taške per 6 metus jie padarė nuostolį. Klaidas, apie kurias jūs sakote, tai taip, pasaulis buvo labai permainingas per tą laikotarpį. Ir buvo įvairių dalykų ir iš tikrųjų tuos pakeitimus, kuriuos mes padarėme, tai jie ir išeina iš to, kad mes sakome, kad buvo viena struktūra, mes matome, kad jinai yra netobula, mes manome, kad klientų reikia tam tikrų pagerinto produkto, jeigu taip galima pasakyti, tai mes tos dalykus ir įgyvendiname. Ar naujoji strategija ir pokyčiai bus palankūs investuotojams, parodys ateitis. O dabar belieka prisiminti praėjusiame amžiuje gyvenusio Wall Streeto prekeivio Edvino Lefevro auksinę frazę: akcijų birža yra vienintelė vieta, kurioje nėra dviejų tiesų.